Mus kava vaišinti. Kava nieko gero. Ne, tai viską, supranta, tai reiškia, tai čia Dirbtinis dirgiklis. Kažką natūralesnė reikia. Išsemėte, supranti, visas mūsų jėgas ir dar kava nevaišina. Visus syvus, ane, spaudžia, išsitrintas. Paskui dar gal tada ir taksį reiks nusamdyti, kad į namus išvežiuotų. Ne, dar ūkio komitetas dar laukia. Pirmas yra kas? Semas supras. Vakar, taip? Svečiai turi pasirašyti. Čia nežinau. Kad dalyvauja. Šitą ne, čia ne. Ką baisiu pasirašyti. Laukiu, kada patys seniūnaičių išrinks. Tai kiekvienas buvo atidarbiuosi, kaip padarėjai, suprantė savo žmonių laukimus. Aš irgi nekvailas. Kiekvieną dieną, sušinti. Neteks manęs, kad padariau. Viskas, aš kaip vidinį įsipareigojimą imu. Aš gudriau sugalvojęs. Šarkaniov. Šarkaniov. Visas skydas dar ūkio komitetas. Dabar vadovas blogas, tad galime Koks skirtumas? Žiniasklaida esame įrašę, mes jūs į paskutinį, čia tikriausiai jūs įrašė. Kiek galite? Valandą, kažkur gal nelaukia valandos. Gerai, mes pasirodys naučiau. Klausimų, nes reikia laukia. Laikas jau yra? Šitas perdavimas. Kvorumas būtų. Keli mes barnariai ten esam 7. Vieną reikia teks. Vieną. Čia? Gal čia Thank you.
Jisai dabar komitėje kažkas, jie atrodo ūkė. Jis ar ne trečią valandą? Jau su... Dabar čia kažkas kažką. Čia jūsų kėdate vieną. Labai savo nuomonės išsakyto jūsų kokį priešą. Kokiam problemam susidurėm? Klaidžioja kur nors net tam kabinete. Visiems praneštų buvo. Buvo kažką. Kas kažkai čia telefonuotų. Ir paštyvėsit visus likusius. Aš skambinu. Kitą kartą prieš posėdį dar visus perskambinti. tą dieną. Tai vakar gavo savo kaimynų klausimą, tikrai buvo karšta, kad čia tokį. Vakar jau. Arūnas Barbšys. Sakykit, ar jūs būsit kontrolės komiteto posėdį? Supratau. Nu, iš narių nieks neišbraukė. Sudėti į tebesat. Nu, žiūrėkit, spręsiu tada, kaip darot. Nu, gerai, pradžiai. Reikia štai sėdžiu. Kur? Eik už galų. Yra. Mada esi, varyk. Yra matoma vietos. Ves mane. Mikhailo, kur bėgi nuo manęs? Davė, na, nemokamai nepakvietė į svečius. Ką? Paskui pasakys. Aš kitą kartą ir atsinešiu. Labai fotogeniškas tave filmuosiu. Gerai, galim pradėti. Tai dabar Bernoto nebus, nežinau, Titovas kur, o Romanovas nebežino, ar jisai turi teisę dalyvauti. Tai nebėra frakcijos. Jisai buvo deleguotas nuo frakcijos. Titovas taip pat. Nėra priimtas prie Titovas atrodo turi teisę. Jisai deleguotas yra nuo tų Ko? nefrakcinių. O reglamente aiškiai pasakyta, kad tik frakcijiniai. Ir nuo kitų grupės. Ne. Paskaitykit vadovėlį, paskaitykit pradžią mokslo. Ne mažiau kaip 3 žmonės. Ir nuo grupės, jeigu ne mažiau kaip 3 grupė. Ne. Nu, Jeigu grupė yra 3 žmonės, tada gali. O ten nėra. Ja? Nėra.
nėra grupės. Nes rusams su darbiečiams. Tada mes kvorumą seniai jau turim, iš 5-3 jau mes seniai galėjom pradėti dirbti tada. Turi būti atskiras sprendimas. Tai turėtų būti. Gerai, tai tada, reiškia, mūsų sudėtis galim pradėti darbą. Turime 4 darbotvarkės klausimus ir vieną papildomą. Aš manau, kad susipažinot, papildomi klausimai, tai dėl biudžetinės įmonės Klaipėdos šeimos vaiko gerovės centre valstybinių funkcijų įgyvendinimo programos lėšų bei išmokų vaikų panaudojimo vertinimas, ataskaitos. Pranešė ponia Katauskienė. Tai mes buvom prašę, yra pateikta medžiaga, prašėm, kad pristatytų komitete. Tai ar sutinkat, kad papildysim tada 5? Gerai, dėkui. Ačiū. Komitetas man pasūdė. Dabar yra prašymas ir siūlau sukeisti eiliškumą ir pradėti nuo 3 klausimo dėl informacijos pateikimo apie LR Seimo nario Puteikio paklausimą. Aš manau, kad tai bus neilgas. Supratau, žmonės yra. Gerai, be problemų. Savo nuomonę išsakysi. Gerai. Tada pirmo klausimo, tada toliau pagal darbotvarkę. Ilgai neužtruks. Tai Gautas Lietuvos Respublikos Seimo nario Nagio Puteikio paklausimas, kokį išsilavinimą turima leidžiama dirbti specialiuoju pedagogu. Tai mes atsakėme šį paklausimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 506 numeriu 8 punktų specialiojo pedagogų specialistų laikomas asmuo baigė specialiosios pedagogikos studijų programas arba edukologijos studijų krypties programas ir įgijęs vieną iš šių kvalifikacijų. Ten yra išvardintos, tai yra logopedo, surdo pedagogo ir kitos. Tai aš labai trumpai gal nesigilindama į šitą jūs gavot jūs mano atsakymą, kad susipažinimui. Tai dabar patikrinimo metu buvo nustatyta, kad priimant direktorę nesivadovavo darbo kodekso 104 straipsnio nuostatomis, tai yra, kad jinai nepareikalavo iš darbuotojos, kuri buvo priimta užsienį įgyto kvalifikacijos pažymėjimo. Toliau nebuvo vadovautasi specialių pedagogų pareigoms, nesivadovauta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymo 8 punktų. O šiuo metu pagal mūsų patikrinimą nustatyti visi faktai rodo, kad ugdymo centre administracijos sprendimai yra priimti teisėtai šiuo momentu. Tai tik tiek labai trumpai. Tai dabar taip galima nuomonę išsakyti, nes tai yra... Ne, minutėlę, dar komisijos nariai klausimų turi. Pirmas, aš norėčiau matyti pono Puteikio paklausimą. Vienas dalykas, antras dalykas. Kokiu pagrindu šitą paklausimą padarė? Ar jis neviršė savo įgaliojimų? Kodėl neprisėda gauti visą medžiagą? Aš kažkaip nepagalvojau to Puteikio paklausimą. Prieš pradedant svarstyti tokius klausimus, mums reikia visų dokumentų. Ar yra pagrindas, ar nėra? Kokiu pagrindu? Pagrindas tas, kad šitam darbuotojui yra mokama iš biudžeto atlyginimas. Nu gerai, bet tai yra Seimo nario funkcija. O čia yra daug, nu kodėl kiek, čia yra daug klaustukų. Gerai, kitą kartą būkit maloniai, duokit ir pradinius dokumentus. Taip, labai geras klausimas, pastaba tokia, kad praeitą kartą irgi buvo, kai trūko paklausimo dėl šaudyklos, pradinės medžiagos buvo atsakymas, nebuvo aišku į ką. Kokį tikslą ir taip toliau. Tai gerai, turi daugiau klausimų? Jūs neturim. Ar turite dar klausimų, ar mes tada išklausom gyventojų pačios... Gerai, išklausom. Ar jinai Puteikis savoja kainas? Ar čia gyventojų, ar čia direktoriai? Kreipėsi ar ne? Pas mus kreipėsi pats Puteikis dėl prašymo. Taip ir buvo parašyta dėl paklausimo, ar centre nebuvo pažeista teisės aktų reikalavimų, kad buvo priimtas psichologas, kur turėjau turėti specialių pedagogų išsilavinimą. Ir Puteikis man parašė tai elektroniniu paštu, kas atsakinė dabar tą klausimą? Kad dalyvaus pati pareiškėja, kuri buvo kreipusi į Puteikį. Čia direktorius supranta tos įstaigos.
Gerai, ponia. Prisistatykit. Mano sūnaus esu, kuris ugdosi, yra pilnametis, bet aš atstovauju jo teisės. Ir pati pradžia buvo tokia, kad aš kreipiausi švietimo skyriaus vedėją dėl to, ar Ilona Matušenko turi specpedagogo kvalifikaciją. Ir švietimo skyriaus vedėja atsakė, kad turi dokumentus, žodžiu, ji gali dirbti specpedagogo eiti pareigas. Ir tada aš kreipiausi į Seimo narį Puteikį gerbiamą ir sakiau, ar tikrai gali eiti specpedagogo pareigas asmuo, kuris neturi specialio pedagogo kvalifikacijos. Ir tada buvo užklausimas ir mano vardu į švietimo ir mokslo ministeriją ir ten buvo atsakymas, kad specialiojo pedagogo pareigas gali eiti tik turintis atitinkamą išsilavinimą, tai yra specialiojo pedagogo kvalifikacija. Tai negalėjo nei kursai, nei nieko. O jūs šiandien pasakėte ir pati pradžia ir paskui vėl prieštarauja, kaip ir pažeisti įstatymai, priimant ir tuo labiau, kai atėjo švietimo ir mokslo ministerijos atsakymas, tai išaiškėjo dar vienas pažeidimas, kuris irgi labai yra skaudus man kaip mamai, kadangi sūnus iki 21 metų negavo psichologo pagalbos, nes Ilona Matušenka buvo priimta be diplomo, kuris buvo nepatvirtintas Lietuvoje ir ji neatliko savo psichologo pareigų. Tai viskas aiškiai yra parašyta. Va, ir sekantis yra, dabar eina, ji pavaduoja specialiojo pedagogą, kuris išėjo į dekretinės atostogas. Ir taip pat, kadangi trūksta kompetencijos atlikti šitas pareigas, ir mes susidurim kaip mamos su problemom, ir etikos pažeidimais, ir darbo organizavimas, ir kokybės ugdymo, ir neužtikrinamo užimtumo, ir mums yra skaudu. Ir šiuo metu yra kaip ir tinkamas dalykas. Tai aš nelabai suprantu, nes čia vienas kitam prieštarauja, kad šiuo metu eina pareigas ir tinkamai eina. Dabar jinai eina neformaliojo ugdymo darbuotoja yra ir turi teisę direktorių pervadinti, jai yra suteikta teisė keisti kokybinius ir kiekybinius pareigybėje nustatytus visus dalykus ir jinai yra pakeitusi. Ir šiuo metu atitinka šitą darbuotoją, jūsų, kur klausėte Ilona Matušenko, atitinka šią dieną visus reikalavimus. Tai dabar aš nesuprantu tų įstatymų, sakykime, ar ne? Kalbėkime apie įstatymus konkrečiai. Jeigu eina asmuo specialiojo pedagogo pareigas ir kreipiasi į švietimo ministeriją ir staiga pakeičia pareigybės kažkokias, pasidaro neformaliojo ugdymo pedagogas, ar ne? Po to, kai kas asmuo ar mama nusprendžia ir mato, kad tai yra nespecialistas. Ir pakeičia, jie eina... Direktorė savo įsakymų tai gali daryti ir jai ta teisė yra suteikta. Pakeisti pareigybės? Ne pareigybės, o pakeisti, šiuo momentu Ilona Matušenko dirba neformaliojo ugdymo pedagogė ir tai leidžia Klaipėdos universitetijos yra įgytas išsilavinimas ir kvalifikacija. Aš galėsiu jums persiųsti šitą mūsų patikrinimą, kad jūs aiškiai galėtumėt suprasti. Tas neformalus ugdymas, aš įgilinausi ir su padėjėjai, yra neformalus ugdymas, kaip po tokie gali, bet jisai negali neformalaus ugdymo pedagogas būti socialinėme ugdymo skyriuje, kurie dirba su kompleksinė negalia. Tai gali būti iki mokyklinis, sakykime, ar ne, bet tai neturi asmenys su kompleksinė negalia, kur ateina vaikai su regos, su įvairiom kitom, su klausos problemom ir gali dirbti žmogus, kuris yra neformalaus ugdymo pedagogas. Jis gali ateiti, mes gilinomės į šitą situaciją. Aš noriu tada paklausti, sakykit, dabar jeigu pasikeitė pareigybės, tai darbas pasikeitė jau. Taip, dabar jau. Tai dabar jau pas jūs jau nebedirba, tiesiog tik kitą darbą. Ar toliau dirba? Jinai dirba iki balandžio 20 dienos. Kokiam problemom mes susidurėm? Aš esu kito vaiko mama, aš suaugusio 20 metų irgi. Jis turi fizinę negalią, ne tik regėjimą, ir daug fizinių negalių. Ir jam ši darbuotoja netgi praveda kineziterapeutės darbą, reiškia dirba su juo. Aš žinojau, ten yra užsienimai veikla, reiškia. Fiziniai pratimai. Taip, jie reiškia dirba, aš paklausiau direktorius, o kodėl, jeigu kineziterapeutės nėra, jinai nebuvo tada iš vis darbe, sakau, kaip gali kitas darbuotojas vietoj jos dirbti. Nu, sako, mes leidžiame, jinai gali ir ten dirbti, ir ten, tai sakau, tai kaip žmogus gali dirbti, reiškia, įvairiai. Pagal nuožiūrą galiu ten dirbti, galiu kineziterapeutę, taipgi nebūna. Tai aš paklausiu, ką jinai dirbus, kad jinai... Tada aš čia... Ten vyksta nevyri dalykai. Yra ten pareigybės, kur yra aprašyta, ką jinai gali daryti, ką negali daryti, direktorė ar slaugytoja. Kiek žinau,
Nu, ne tik medicinos Ką mes dabar specialistai galim kažką, bet pasiūlyti? jinai- Mes galim pasiūlyti tai, kad nukreipti į socialinių reikalų komitetą ir tada aiškiai Pasikviesti vadovai, tegul išaiškina. organizavimo. Ir ponės pasikvies, nu gal iš tikrųjų ji negali vykdyti, vietoj to, Pasiūlyti kad komitetą. pagerins vaikui situaciją, gali pabloginti. Čia irgi žaisti negalim tokius dalykus. Ar tinka taip? Nu, aišku. Galime mes taip formuoti tokį Taip. sprendimą. Nu, Taip. Matušenko dirba iki balandžio 27-osios, žinot, ar ne? šitą? Aš tai nežinau, kiek Nes pareigiai grįžta. kiek dirba, bet Klausyk, reikalas tame. Viskas, jūs pasiaiškinsite. Reikia galutinai, kad su direktorė socialiniam reikalų komitete peršnekėtų ir jeigu, nu, ne per nežinojimą ar per kažką, tai, nu, su vaikais taip negalim, kokie amžiaus bebūtų elgtis. Jei ne, kada atkreipti dėmesį ir suteikti, tegul ten pamokas, ar aš nežinau, kas ten vyksta. Bet ne tas specifinės procedūras, kur jį neturi tam nei kvalifikacijos. Svarbiausia, dėl kvalifikacijos atestatai, tai čia, aišku, ir atestatai svarbu, kas be ko. Jeigu užtikrinti sveikata ir visa kita, čia prasideda nuo kvalifikacijos ir tai dar problemų būna. O dabar pagal šitą pakeitimą, kaip direktorė pakeitė, yra buitinių įgūdžių lavinimo irgi. Tai ar gali pedagogų mokėti darbuotojas akliems silpnaregiams buitinius įgūdžius Tai įtvirtinti? šitus klausimus turi atsakyti direktorė. Ar yra pareigybė prašymas? Pareigybės. Reikia patikrinti viską, išsiaiškinti ir Susidariau įspūdį, kad pritempė popierius prie esamos situacijos. Nesprendė. Gali būti. O Ar popierius jie turi pritempė. kompetenciją atlikti pareigą socialinių ugdymo skyriuje, kurie yra žmonės? Pone, jūs nieko prieš, kai jūs pakviesit socialinį Nieko komitetą prieš, aš kartu noriu su išaiškinti. vadove, Aš galbūt tik noriu, be kad būtų tos visiem moters, bet su vadove, kad jį Tik su vadovu, kaip organizuoti? sudėliotų į teisingas lentynėlės savo specialistus. Mes norime, kad dirbtų specialistai, Gerai. kad tikrai galėtume Viskas. kad užtikrinti- Kaip nutarimas mūsų, taip, perduoti į socialinį reikalų komitetą, kad jisai išnagrinėtų šitą Pakvietus klausimą. abie šalis. Abi Mes šalis. kreipiamės pagalbos Taip. išspręsti mūsų problemas. Gerai, ačiū. Tada. Gerai, ačiū. Gerai, tiek. O jūs tą patį gausit tą medžiagą ir žiūrėkit toliau. Jo, visas išvadas pateiksiu, jūs ten galėsite padiskutuoti. Tai čia ne mūsų komitetas. Grįžtam mes tada prie būsio pirmo. Dėl UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro veiklos kontrolės tvarkos aprašo supažindinimo pranešėja Haskevičienė. Metų vasario 23 dieną direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro veiklos kontrolės tvarkos aprašas. Su juo kartu patvirtintas ir kontrolės patikrinimo aktas. Taip pat kitų įstatymų yra įgalioti asmenys, kurie vykdo šią kontrolę. Tai konkrečiai yra iš savivaldybės administracijos miesto ūkio departamento aplinkos apsaugos skyriaus specialistė Renata Haskevičienė, o jei nesant Lina Šiaulienė. Dabar šis aprašas reglamentuoja Kraco vykdomos vietinė rinkliava apmokestintų komunalinių atliekų apskaitos kontrolės tvarką. Ir kontrolė, Kraco veiklos kontrolė atliekama planinė tvarka, tai yra, kai Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras pateikia savivaldybės administracijai sąskaitą faktūrą atliekų tvarkymo aktą. Ir neplaninė tvarka, siekiant operatyviai patikrinti faktinės aplinkybės kažkokias tai išaiškėjusios. Neplaninė tvarka, nepaminėjau, vykdama vieną kartą per mėnesį. Kontrolė atliekama Tuntų sąvartyne arba ir kartu Gaudėnų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje. Dalyvaujant krašto atsakingam asmeniui. Kas kontroliuojama? Vietoje tikrinama Kraco pateikto atliekų tvarkymo akto sutikimas su Kraco tvarkoma atliekų apskaita. Ir ar vietinė rinkliava apmokestintos komunalinės atliekos ir buvo surinktos iš Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos. Kontroliuojantis asmuo nustatęs faktą, jog atliekos nepagrįstai įtrauktas į vietinę rinkliavą apmokestintų komunalinę atliekų apskaitą. Tuo metu yra informuojamas miesto ūkio departamento direktorius, o šis turi teisę paprašyti Krasui pateikti pasiaiškinimą dėl nustatytų neatitikimų ir pareikalauti patikslinti apskaitą. Taip ir sąskaita. Taip pat direktorius miesto ūkio departamento direktorius kasmet pateikia administracijos direktoriai ataskaitą apie tvarkos aprašo vykdymą ir praėjusių metų rezultatus. Tiek trumpai. Šitą pasitrauti bendrą pasakymą. Kas čia pasikeitė nuo to
kas buvo vykdoma iki dabar? Ar yra kažkokių naujų, ar tik tai sudėliota į lentynas, į čia Tiesiog juodą baltą? patvirtintas tvarkos aprašas, kas buvo daroma iki tvarkos aprašo. Tik nebuvo prašyta. Nebuvo jo reglamento kažkokio. Reglamentuota. Paprasčiausiai kontrolieriai atliko patikrinimą ir pasakė, kad tokio nėra dokumento, kuris reglamentuotų šitos veiksmus. Ar turit gal klausimą dėl pačios, sakysim, šito aprašymus tvarkos? Aš kitokią klausimą gaučiau. Tai vykdė nurodymų kontrolės. Ne, nėra. Aš dėl pačių patikrinimų dar turiu. Tai... Ne, jie tu šitų klausimų klausimą. Aš iš šitų turiu dar. Jūs rašote taip, kartą mėnesį planinis, o tie dabar neplaniniai. Kiek dažnai jūs jų esate buvę atlikę per paskutinius metus, sakysim? Nebuvo. Tiesiog yra galimybė. Nekartą nėra buvę tokių klausimų. O skundų buvo? Ar aplamai per 5 metus? Nuo gyventojų skundas buvo, ar ne? Dėl ko? Konkrečiai. Nu, pavyzdžiui, dėl blogo ten šiukšlių atliekų surinkimo, pavyzdžiui, ar dar kažką. Čia dėl surinkimo, Čia nekyla, čia sąvartynuose kontrolė. Čia yra komunalinių atliekų kiekio apskaitos kontrolė. Ar tiek, ar toks yra kiekis, už kurį savivaldybės administracija apmoka. Gerai. Dar klausimas. Čia rašote, jeigu netitikimas, ar buvo tokių rasta iki šiol, ar irgi nebuvo? Buvo. Ir kada galite papasakoti apie tą atvejį? Praeitais metais taip. Praeitais metais tikrinant sąskaitą už lapkričio mėnesį buvo nustatyti tam tikri netitikimai ir Klaipėdos rajono atliekų tvarkymo centras, atsižvelgdamas į tai, pateikė kreditinę sąskaitą faktūrą ir patikslino nuo lapkričio 30 dienos 11 metų atliekų tvarkymo aktą, kuriame mišrių komunalinių atliekų kiekis buvo sumažintas 19,16 tonus. Taip pat buvo nustatyti pažeidimai. Tai palauk, čia situacija buvo, kad tas nelemtas namas niekieno žemėje, kur rajone, kur ne rajone, iš ten atvažiavo atliekų. O koks čia koks buvo netitikimas? Netikimas buvo toks, kad viena šiukšliavežė neturėjo GPS duomenų, tai buvo išbrauktas ir... Dabar tada, jeigu apie GPS pašnekėsiu, aš pasiūlysiu vieną variantą. Ar jūs pasidomėjo tokiu variantu, kai visuomeniniam transporte sekamas būtent maršrutas pagal GPS ir kiek laiko ponas Neiniškis duoda pasitaisyti. Nu, sulūžo autobusas, jisai GPS stovi, kaip sakoma, vienam taške ir neišveža gyventojus. Kiek laiko Neiniškis duoda tam autobuso parkui ar tam privačiam vežėjui pasitaisyti, kad į reisą atvažiuotų iš karto kitas autobusas? Pasak Mockaus informacijos, tai kiek laiko duoda pasitaisyti, aš nežinau, bet iš tikrųjų, jeigu sugenda GPS rodinimas, tai autobusas važiuoja į savo kažkokią maršrutą stovėjimo vietą galinę stotelę. Nėra išspręsta problema. Čia yra vienetiniai per 3 metų atveju, kas liečia atliekų vežimą. Problema yra tokia. Sugedo GPS-as. Ir vietoj to, kai jis važiuotų, pavyzdžiui, į Spec-ATI, Tilžės gatvėje, su smirdančiom šiukšlėmis atvažiuoja į sąvartyną, jas išverčia. O tos 19 tonų, aš taip ir supratau, kai jisai nedingęs iš GPS-o atsidūrė sąvartynę. Čia iš tikrųjų neskaitau kaip pažeidimas, bet žinau, kad yra pasakyta, kad Kracui reikia padidinti kontrolę pradedant nuo savivaldybėse, baigiant ministerijom ir seimais ir taip toliau. Bet paruoškit tvarką tiems vežėjams, kuriems pasakyta, pas tave sugedo GPS-as, tu privalai grįžti į bazę. Per 2 valandas, per 3, per 4 ar per parą turi išleisti papildomą mašiną, kad iš miesto vis tik išvežtų atliekas, kad jos nerūktų konteinerius. O tokia tvarka iš tikrųjų reikalinga, nes vežėjai nežino, ką daryti. Aš tai sakyčiau, kad vienas dalykas mes paprašėm tik pasiaiškinti, o jie iš karto išbraukė tą kiekį. Ne, gerai, aš jau nekalbu apie šitą. Aš tik sakau, kad kas liečia va šitokius mechanizmai lūžta, kaip civilizuotai išspręs klausimą. Jei vežėjui bus griežtai pasakyta, Taikos prospekte pas tave sulūžo GPS-as, neturi teisės važiuoti į sąvartyną, važiuoja į savo bazę.
ir kol nesutvarkai, rauginti ant tas savo atlikas. Arba per parą, ar per pusę paros, nežinau, kokie čia terminai, čia tvarkoj turi būti, jūs privalot. Reiškia, kol remontuojat ant GPS ar mašiną, ar pakeis GPS ar suremontuot mašiną, bet papildoma mašina privalo būti reise. Kaip pas mus visuomeniniam transportui mažieji vežėjai. Konkurso sąlygose aiškiai pasakyta. Maršrutai aptarnauti reikia 5 mikroautobusų. Vienas mikroautobusas turi būti rezerve. Tai yra sugedus, kai jisai aptarnautų maršrutą. Ar šitokia sistema yra atliekų vežinė ar ne? Sulūžo, žiemą sulūžo mašina. Aš žinau atveju, kad buvo problemos, kada šiukšlės nuo namų neišveždavo, kadangi neužteko papildomą transporto kiekį. Aš žinau sutartyse Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro sutartyje su atliekų surinkėjais yra įtvirtinta nuostata, kad visos priemonės turi būti aprūpintos GPS-as. Visos priemonės. Gerai. Ir per kiek laiko jis turi suremontuoti? Aišku, tai gedimo atveju nenumatyti. Nu nėra, čia jums ne pretenzija. Gyvenimas diktuoja savo sąlygas. Taisykim to, ko mes netidirbame. Pažiūrėti, kaip turėtų būti, bet tai galbūt ir iš vežėjų pusės turėtų būti iniciatyva, abipusiai šitą vietą reglamentuoti, susitvarkyti. Bet dabar, o tas 19 tonų aš noriu paklausti, čia yra vienos mašinos svoris? Čia 2 mašinų buvo. Čia, ne, nes 19 per daug, tiesiog vienai mašinai. Vienai buvo 8 tonus, kitai buvo 10. Tai 2 atvejai tokie. Čia tos pačios firmos, ar ne? Taip, čia buvo švaros diena, kitas atvejis buvo truputėlį kitoks, ten buvo neaišku, smulkmenas negilinsim, bet tiesiog kilo pagrįstumas, ar tai yra Klaipėdos miesto savivaldybėje surinktas atliekos, kažkur tai perinktas, o už gruodžio mėnesį sąskaitoje, kai buvo išminusuotos 4,82 tonos, tai apmokestintų komunalinių atliekų kiekis galimai buvo skaičiuotas iš Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos surinktų atliekų. Ir mašina buvo užvažiavusi į Klaipėdos rajono savivaldybės teritoriją ir netoli visiškai Klaipėdos miesto teritorijos, logistik teritorijoje. Sakykit, tai jūs tą nustatęs stebint judėjimo maršrutus mašiną? Taip. Pagal jų pateiktas ataskaitas? Tai jūs juos nestebėjot, pastoviai nestebėjot? Pastoviai stebėjot. Administracijos šeši savivaldybės darbuotojai. Renata ateina, visą sėdi ir žiūri maršrutus. Seka visus maršrutus. Kracė. Atsitiktinės atrankos būdu, nes visiškai negalim visų maršrutų patikrinti. Tiesiog atsitiktinės atrankos būdu yra stebimi maršrutai ir tikrinami. Aš klausiu apie jūs. Tai grįžtant dėl tų taisyklių ruošimo, tai vis dėlto Kracas, reiškia, pasirašinėja sutartį su tais surinkėjais, tai gal Kracas tas taisyklės turėtų paruošti per kiek laiko, ne jos merginos dabar ruoštas taisyklės. Dėl to gedimo? Ne, kodėl ne jos? Jos kuruoja šitą tiesiog prašyti Kraco, kad paruoštų tas taisyklės, per kiek laiko turi pakeisti tą automobilį. Visą kitą, vis dėlto jinai mūsų įmonė yra, kodėl negali tai padaryti. Jie profesionaliai labiau išmano ir jūs šiek tiek... Palaukit, vėl konfliktai ir taip toliau. Va, tvarkas, taisyklės, visus dalykus organizuoja aplinkosaugos komitetas. Paruošia. Ir aplinkosaugos, ne komitetas, skyrius privalo ir tuos visus dalykus paruošti, kad nebūtų paaišoma Kracą, kai jie pagal savo kurpalį kažką tai nusipaišė. Aš kategoriškai prieš tokių užduočių atidavimą Kracui. Bet mes galim prašyti, kad jie projektą paruoštų, aplinkosaugos skyrius pažiūrės, kiek jis yra tinkamas. Sen yra profesionalai, dirba tą darbą, tegul paruošia projektą. Gerai, mums pristatė, koks atvejis, reiškia išminusuota, mums nekainavo gyventojams, taip, tai čia tiesiog atvejai tie, kurie buvo. Gerai, tai ar turite daugiau klausimų dėl pačios šitos kontrolės tvarkos, nes tai buvo vienas iš tų punktų, kuris turėjo būti vykdytas po patikrinimo, taip? Patikrinimo medžiaga buvo parašyta. Bet iš tikrųjų mes tada kaip iš esmės ir nesvarsim to patikrinimo medžiagos, todėl, kad ėjo kalba, kad prokuratūroje yra ten, ar tai pradedamas tyrimas, kreiptas į prokuratūrą. Tai dabar mes aptarim kokią nors informaciją, kas tai dedas prokuratūroje, nes buvo tai, kad jie norėjo užklausti mūsų, ką mes darom dėl to tyrimo.
Tai taip, kad mūsų ten ta patikrinimo medžiaga iš esmės liko neapsvarstyta iš praeito karto. Ir mes esame, ir anksčiau buvo sutarę tai, kad mes išvažiuojame posėdį padarysim, tai tada galbūt ir grįšim prie tos medžiagos visos. Nu nebuvo Kaušino aštuntukas, laukim teisės saugos išvadų. Kas čia per Kaušino aštuntukai? Jau bloga darosi. Bus išvados, svarstykit, pasidomėkit, kas daros prokuratūrai. Jums kaip tarybos nariui yra leidžiama daryti paklausimus. Gal tiesiog parašykim komiteto vardu paklausimą, kaip vyksta, kokios procedūros. Taip, galim komiteto vardu. Ja. Gerai. Prašom, tiesiog pirmininko, kad komiteto vardu parašytų kreipimas į prokuratūrą, kaip vyksta tas procesas. Duos atsakymą, ar tada žinosim, ką daryti. Būtent, teisingai. Gerai. Dabar tas kreipimasis tada į prokuratūrą. Dėl eigos. Jūs ką nors žinote, jūsų buvo užklausę dėl tos tyrimais. Bet atsakymą gavo. Bet per 10 dienų privalo duoti atsakymą. Dar šona, reiškia, Lebartų kapinių, reiškia, tos visos, sakykime, šiukšlės atliekos, tai yra kaip ir mūsų miesto, ar ne atliekos? Ne. Kapinės tvarkosi. Ne. Bet ne vietinė rinkliava apmokestintosios yra šitas atliekos. Sakykime, išvežimas visą kitą, bet ta ši tvarka, išvežimo visą kitą, kiek ir taip toliau, čia mūsų kontrolės yra, ar jau... Čia nebuitinės atliekos. Ne, mūsų. Čia Lebartų kametinės, man atrodo, konkursą ir pagal su biudžetiniais pinigais ten nustatomas. Mano toks prašymas, gal jūs galėtumėt pasižiūrėti, sakykime, kiekius, tai kažkaip tai nuogirdų turiu, kad, kaip saka, vos ne po 80 tonų ten per dieną atveža, tai realiai tenai, sakykime, tiek tų nesusikaupė valymo, tvarkymo ir taip toliau, ar galėtume truputėlį sakyti? Ne, čia turėtume kreiptis į departamentą ir prašyti, kad pateiktų tą informaciją kapinių tarnybos vadas. Ir vedėjai, ir direktorius žino, mes skaičiavom, kiek pas juos yra konteinerių ir kiek didžiausias galimas kiekis. Jie tos kiekius žino. Ir jeigu jie ten prisirašo, tai... Gerai, tai tada aš kitą kryptimį nuėsiu. Ar mes... Ne, tai žinot, jeigu su tais Lebartai... Čia? Ne, viskas aš, tai ne į kompetenciją. Ne, nu galim komitete, ne į kompetenciją komitete, mes tada kaip klausimą... Turėsiu aš pasiūlymą. Tai jau komitete mes pasvarstysim. Aš kitokį irgi klausimą iš miesto. Anoj kadencijoje veikia tokia grupė, kurie retka periodiškai važiuodavo miestą ir pasižiūrėdavo aplink konteinerius ir varpelius. Ar šita darbo grupė ar komisija yra senos sudėties ir kas jie įeina ir kaip dažnai išvažiuoti miestą? Patikrinti šitą. Dėl pačio atliekų surinkimo. Buvo kartu su Kraco atstovai, kur juristai nuo kadencijoje išbraukė Kraco atstovų, sumažino jum, kaip sakoma, jūsų pajėgumą ir važiuodavot periodiškai patikrindavot, ar perpildyti konteineriai, kas darosi prie konteinerio, ar ten vėl atsiranda nelegalus konteineriai, prie vartelio vėl nemeta buitinės atliekas ir taip toliau ir panašiai. Ar jį yra veikli dar ar ne? Komisijos kaip po tokios, kaip po tokio organo nėra. Yra vienas asmuo iš aplinkos kokybės skyriaus, kuris yra atsakingas už Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinio atliekų tvarkymo taisyklių kontrolę. Kas čia toks? Vienas Šiaulienė. Ir jį visur spėja? Niekur nespėja. Tada prašyčiau vieno dalyko, būkit malonė. Aš dabar neprisimenu, ar ten tarybos sprendimo, ar direktoriaus įsakymo, senąjį sprendimą, kur buvo sudėties iš jūsų skyriaus, iš Poemanskio skyriaus, ir dar kažkur, kas gali aktus surašinėti. O tą, ar direktoriaus įsakymą, tarybos sprendimą, nežinau. Čia ko gero ne kontrolės, gal irgi į ūkį prašom, ne? Jo? Va. Kad pateiktumėt šitą ir grįžkime, vėl padarykim normalią grupę. Vien žmogus visur neplakstys. Tai žinokit, ar 5 ar 6 žmonės, tai vis tiek tas pats žmogus iš mūsų skyriaus turės komisijos pasitarimo protokolus daryti, paskui patikrinėm aktus dvigubai daugiau. Ne, tai jeigu reikia šitą daryti... Tai gerai, jūs siūlykit sprendimo būdą. Pas mane elementarus darus. Šiaulienė teisės turi, transportą gauna, apvažiuoti. O tokius elementarius dalykus. Ko jam čia nepripėdinsi?
Vot į tokius tegul atsako. Dabar pavasaris, prasidės musės skraidys po miestą. Ką galim padaryti viešosios tvarkos mūsų dabar skyrius darbuotojai? Ar papildomą žmogaus, ar vėl grįž prie tos senos sistemos, kur duotų kracas mašiną apvažiavimo būdu ir taip toliau. Bet šitą klausimą reikia spręsti. Gal viešosios tvarkos skyriui tą funkciją? Gal gavo 8 šitą. Todėl Zavalskas ateis dirbti. mes prašysim, kad šitą klausimą ūkio komitetą. Gerai? Jo, perduoti ūkio komitetą. Gerai. Ir artimiausia posėdė aš norėčiau. Tiesiog fiziškai nesi. Nes čia saulė pakaitins, čia ir lygos gali pasikilti ir viskas. Daugiau ne. Gerai. Gerai, tada dabar dėkui. Ačiū, kad pristatėte. Gerai, sekantis klausimas. Dėl biudžetinės įmonės Klaipėdos miesto skęstančių gelbėjimo tarnybos 2010 m. veiklos audito ataskaita pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo. Tai pranešė dar kartą ponia Daiva Čepuriūtė ir mes taip pat kvietėm įmonės vadovą Orbaną. Tai kaip, ar jūs pristatysite tą klausimą? Reiškia, esmė buvo tokia, tai kad mes nagrinėjom, ėjo kalba, bet liko klausimų, kurių be vadovo mes neturėjom atsakymą. Tai gal klausimai atsakymai? Aš manau, kad galim klausimai Kam čia atsakymai. pristatymai, jie jau Nes mes nagrinėjo. jau esam susipažinę su šitą medžiagą, buvo pateiktos 6 rekomendacijos. Tos rekomendacijos yra įgyvendintos, vienintelė liko dabar šią dieną neregistruoti nauji tarybos nuostatai. Jūs taryboje matėt, kad nuostatai truputėlį ten bus pataisomi, artimiausių posėdį bus priimti. Tai aš manau, kad esam susipažinę, gal klausimus iš karto, kad ne taupant laiką. Tai dėl nuostatų, kadangi, kad sakė, nėra visi žinom tikrai, kad mes juos atidėjom tarybą, taip? Dabar Toks mūsų buvo sprendimas. projektas Ar galite, kas gali pasakyti, kokia dabar situacija dėl nuostatų yra? Jie yra pildomi ir bus taryboje Klausom. dabar pastatomi. Yra dabar šitą. Šiandien ūkio komitetą. Aš Arūnas čia Barbšys, Vidmantė. Jo. Šitą. Atsiprašau. Va dabar 2 valandą ūkio komitete bus pristatomi nuostatai naujieji, kur nebuvo taryboje patvirtinti, tai dabar bus. Tai Mes yra tos pakoreguoti. nuostatus Taip, trauksim į tarybos posėdį. Jūs šiandien irgi turit- 3 valandos. Aš mačiau, kad dar projektas tikrai nėra įregistruotas. dabar- Aš norėčiau paklausti, kokia priežastis, kad jūs tiek metų veikėt be nuostatų galiojančių? Ir kaip yra, kad ir dabar, jau mes raginam kelintas mėnuo, kada mes svarstėm pirmą kartą, taip, ėjo kalba apie. Na, ir iki šiol vis dar nėra. Ar galite atsakyti? Čia man klausimas. Nu, taip, ar jūs galite atsakyti? Nuostatai buvo tarybos priimti 2005 metais. Tai aišku, čia turbūt dalinai mūsų kaltė, mes vis galvojam, kad kažkas turi pareigoti tai registre, kai išsiaiškinam, kad registre mes patys registruojam. Yra tam tikras laikas, atrodo, iki 6 mėnesių ir mūsų neberegistravo, bet kadangi tai mes manėm, kad tai yra teisinis dokumentas tarybos patvirtintas, to ir vadovavomės. O auditui atlikus įrašė tokį punktą ir ruošiam naujus nuostatus. Tai dabar tas manimas, tai teisiškai turėjo būti taip, kad jūs turėt vadovauti 2002 metų, berods, ar kurių ten nuostatais teisų, kurie buvo įregistruoti. Taip, teis įregistruotais. Principinis dalykas ten yra nurodyta, reiškia, kad administracija turi paruošti nuostatus. Taip, sakykime, ar administracija raštišką pavedimą jums buvo davę ruošti. Tarybos sprendime turėjo būti rašyti, kad Reiškia, įregistruoti. pati administracija, reiškia, raštiškai įmonės vadovo neįpareigojo ruošti. Ir praktiškai administracija turi prisimti tą atsakomybę, kad nebuvo. Dalinai mums reikėjo domėtis.
Tai šitai vietoj sprendimas ten dabar, jeigu aš taip mintinai buvo taip, kad įpareigoti administracijos direktorė Simonavičiūtė tuo metu buvo, reiškia patvirtinti tos registruoti nuostatus naujus. Reiškia, Simonavičiūtė savo sprendimų raštą turėjo toliau leisti vadovui, tai reiškia, sakykime, pati administracijos direkcija ir yra kalta, kad jų nėra nuostatų. Nu, taip. O dabar, kai mes komitetas pradėjom jau klausimą kontrolę, net ne komitetas, tai išvados jau yra praeitų metų vidury buvo, jau kiek 8 mėnesiai praėjo. Tai vėl dabar tas laikas toliau eina, tai dabar jūs tą pamatėt, bet praeitą kartą pateikėt tokius, kurių negalėjo iš viso netitinkančius įstatymą. Matot, mes pateikėm, ką mes norim juodraštį, po to eina visą procedūrą, eina juridiniais skyrius, eina toliau, kad niekas iki šiol nepastebėjo, kol neiškilo taryboje tie klausimai. Ir man to mintis dėl būtent mūsų veiklos, tai netgi nuo mokesčių inspekcijos daėjom iki statistikos departamento Vilniuje ir skęstančiųjų veikla. Nereglamentuota iš viso? Ne, bet buvo toks ginčas, kuris dabar turbūt jau visgi vientisa nuomonė, nes tai visgi mūsų veikla priskyrė kaip priešgaisrinė veikla, nes ten vienas sakinys yra skęstančių gelbėjimas, bet priešgaisrinė veikla viskai netitinka. Šiuo metu turbūt bus veikla, tai viešoji tvarka, nes tai mes ne vien skęstančius gelbėjim, bet tai ir prevencija, ir nedrausmingumas, ir pačio pliažo saugumas. Tai čia turbūt ta veikla atitiktų daugiau negu priešgaisrinė veikla. Taip pat šiaip, sakau, diskusija vyko ne vieną dieną ir negalėjo, kas ruošė šitos dokumentus, socialinis departamentas, per 2 dienas tik atsakymas buvo. Tai atsakymas buvo, kad visgi priešgaisrinė veikla, bet šiuo metu juristai priėmė tokį sprendimą, kad tai čia viešosios tvarkos veikla. Žodžiu, aš žiūrėjau tenai projektą, ten yra 12.1 punktas ir yra, reiškia, kad gelbėjimo užtikrinimas pagal priešgaisrinės apsaugos reikalavimus. Ten yra toks įdėtas ir praktiškai vienintelės Lietuvoje ir egzistuojančios skęstančių gelbėjimo taisyklės, tai yra pagal priešgaisrinės saugos reikalavimo taisyklės. Ir to nebuvo įdėta į tas taisyklės ir šiuo metu mačiau projektai yra įdėta ir jie privalės vadovautis tom nuostatom. Čia aš supratau, kad dabar po to tarybos posėdžio dabar pradėta ieškoti. Jeigu atvirai, taip sakykime, aš iš šono žiūrėjau tą dalyką, praktiškai juridinį skyrių praėjo, taip, reiškia, ir vyriausybės atstovas, reiškia, kuris prižiūrigi nepastebėjo, sakykime, to klasifikatoriaus pokyčių ir toliau. Tai čia ir kaip prisimenat, posėdžio metu buvo sustota ir visi nutilo, gal mes atidedam. Pati administracija pamatė savo klaidas ir jinai atidėjo tą svarstymą. Aš manau, kad jie ištaisys. Kodėl aš pamačiau, kad, reiškia, pažiūrėjau seną datą, pagal seną, man pačiam buvo reikėjo registruoti įmonės įstatus ir veiklą, naujo UAB steigimą ir žinau, kad buvo pasikeitę data. Kad neužtimti, tai aš žiūrėjau. Tai pirmų klausimų pirmas paklausimas, kad reiškia, kad vis dėlto mes galime konstatuoti, kad vis dėlto savivaldybės administracija buvo atsakinga už tų taisyklių paruošimą ir nepakankamai įvykdė savo tas nuostatas ir šiuo metu, reiškia, yra paruoštas tas projektas ir teikiamas tarybos ir aš manau, kad jos bus patvirtintos. Administracija padarė išvadas ir tikėkime, kad bus sureguliuota. Tai galime jau kitus klausimus duoti. Tai šitoje vietoje administracija jau įpareigos vadovą įregistruoti. Jau dabar žinom. Na, bet vis tiek vadovai dirbti neegzistuojančiais nuostatais, nežinoti ir taip, sakysim, aš tiesiai, man pirštų nedūrė administratorės direktorė ir aš jau tada neturiu, nedarau, man nereikia, aš nežinau, tai yra toks rimtas pasiteisinimas. Tarybos sprendimų kaip dokumentas. Daugumas tarybos sprendimų yra kaip dokumentas ir mes nematėm, kad čia registravimas atliktas. Apie auditus geriau patyrėm. Nežinom tos auditus. Vadovo prašymas reiškia nesinaudoti administracijos silpnybėm. Taip, bet dabar irgi 8-9 mėnesiai po patikrinimo irgi, kurie vėl užvilkinti, tai čia toks labai jau
lengvas manimas, aš nežinau, kaip tai gali vertinti. Kitus klausimus. Gerai, kiti klausimai, kokių turim. Ar turit jūs klausimų? Aš norėjau dar įklausti, mes praeitą kartą pradėjom, bet ne visi klausimai buvo atsakyti. Ar turit iš komitetų narių? Ne. Dar klausti, ne? Mes tam praeitą kartą kalbėjom apie vieną iš tokių dalykų, kuris galbūt nėra toks didelis, bet ten yra Melnragėje tas viešasis tualetas vienas ir jo išlaidos jam išlaikyti. Ir, išėjo tai, kad jis yra nuostolingas, sakysim, ką darysi paslaugą, jeigu reikia, lyg tai tokia išvada, bet ar jūs galite pasakyti, ten yra viena eilutė tokia, kitos išlaidos jo išlaikymai. Ir iš 28 000, kurios reikalingos jam išlaikyti, 14 000 eina kitom išlaidom, pusė sumos. Kas tai per kitos išlaidos? Aš galiu pasakyti, vienas yra ten dušinės. Tos dušinės yra su momentiniu šildytuvu, vieno šildytuvo galingumas 16 kW. Antras dalykas yra apšildymas, trečias dalykas priemonės. Ko galiu atsakyti tik vieną, kad šitas tualetas, kiek buvo visuomeninio centro tikrintas, paliko tik gerą įspūdį, dėl to, kad mes stengiamės, kad tai būtų ir kvapas, ir priemonės, ir visa kita. Taip, kad tualetas nuostolingas, man aš galiu atsakyti vieną klausimą. Kuris pasakykit, tualetas būna pelningas, jeigu prižiūrimas ir viskas daroma. Ne, tai mes sutikom, kad jisai, sakysim, kaip yra išlaidos, ten pajamos, nuostolingas, ką darys, reikia, taip, mes šitą vietą ne. Bet dabar tas jūsų pasakymas iš visko, kad pasinaudota kiekvienam atėjusiajam, netgi ne į dušą, o į dušą ten lankėsi 400, taip, per metus. 400, tada buvo. Taip, tai dabar išeina taip, 400, 14 000 išleista pinigų, jeigu tai dėl dušo. Ne, aš neturiu sąmatos to klausimo, aš pasirūpinėt, aš visos sąmatos ten gal. O šiaip tai, šiaip tai klausimas toks, tai jei mes nesugebam operuoti ir prižiūrėti to tualetų, mūsų funkcija nepagrindinė veikia. Taip, kitos prekės yra. Čia prekės yra. Kitos prekės. Teisingai, kitos prekės. Iš kokios prekės galėjo būti reikalingos? Čia prekės, čia prie tualeto yra. Ne, čia tualeto. Taip, čia yra tualeto išlaidos. Spes lėšos, taip. Spes lėšos. Iš 28 000, 14 000 kitos prekės. Tai aš turiu kur dabar. Gaiviklius pigesnius reikėtų pirkti. Jūs politiškai valdžiai sakykit. Jeigu pasinaudoja 7 000 kiekvienam už 1,5 litro kitų prekių, tai tokia suma. Ar galima atsakyti? Aš gamtų tualetą, aš pasakysiu. Ten tiesiai aiškiai ir parodyti, kad komunalinės paslaugas, kaip Urbanas sako, vanduo ir taip toliau kainuoja 4,5 tūkstančių išleista yra. Atskirai eilutė. Reiškia 32 000 tokiom kitom išlaidom. Reiškia transporto paslaugos, kažkokios taip papildomas telefoninės ir taip toliau. Kur tai 32 000, pasakykit? Aš tokių sumų nežinau ir aš atsakysiu, man jau Gerai, dabar... per 4 metus aš jums čia atsakinėjau. Tai ir gausit atsakinėti toliau. Dėl lėšų panaudojimo, dėl tikslingumo tikrai tų kitų prekių, aš nežinau, ar jūs galėsit raštu mums atsakyti komitetui gal? Tinka, nes dabar... Ne, tai iš tikrųjų, ką jūs dabar tos skaičius jums atsakys, paprasčiausiai pateikit, jis jums išplėstinę padarys. Dabar buvo rasta eilė trūkumų, tai yra, kadangi tikrinta veikla, tai dėl gelbėtojų paruošimo. Sakykit, kokia dabar situacija, kadangi tas patikrinimas buvo už ankstesnius metus, papasakokit, kaip jums dabar sekasi. Ir kaip einasi. Trūkumus jūs turite omenyje audito. Taip, audito buvo eilė trūkumų, ar dabar jūs jų nebepakartosit? Aš galiu atsakyti, kad audito metu visos išvados buvo daromos anketinė apklausa.
Žinot, kad anketinė apklausa yra neprivaloma, nei nuostatose, nei visa kita. Pagal anketinę apskaitą daryti išvadas apie gelbėtojų veiklą, tai mažiau negu juokinga. Antras dalykas, tai 4 kartus mus tikrina darbo saugos inspekcija. Tai turbūt tiesiogiai valstybinė įmonė, kuri užsiima darbo sauga ir jo priežiūrą. Apart eilinių kelių ten aišku, visada trūkumas kažkokių. Mes didelių pretenzijų dėl programų, apmokymų neturėjom. Ir remtis vien anketom išdalintom gelbėtojai, kurie yra dirbantis 3 mėnesius ir kurie taip pat yra gana įsilavinę studentai. Ir teisininkai labai gerai žino, kad tas anketas yra neturi pagrindo. Atsiprašau, aš noriu pasitiksinti tada kontrolierės. Ar apie praeitus apmokymus buvo sprendžiama iš anketų, turbūt dokumentai sprendžiama? Ar turi dokumentai? Buvo atlikta apklausa, kaip yra parašyta audito dokumentuose. Taip, aš irgi galvoju, kad pagal apklausą čia nėra audito patikrinimas. Sakykit tada, kaip einasi pasiruošimas ir apmokymas tų gelbėtojų dabar situacija? Šiuo metu bus balandžio, yra programos darbos, balandžio mėnesį bus skelbima savo tinklapį ir spaudoj, vėl rinksim gelbėtojus, kurie keletą metų jau dalyvavo, bus tik, kaip sakant, papildymai kai kurie, o kurie nauji, jau pagal programą pilnas apmokymas. Tai kad studentai išvažiuoja ir keičiasi gelbėtojai, mes pastuojame, taip kad kiekvienais metais pagal neformalaus mokymo programą patvirtintą švietimo ministerijos mes darom ir savo programos dalį, nes ten yra dauguma gėliavandeniam, ežeram, tai tikrai ne viskas, mes papildomai dar, nes mūsų ir technika, ir jūra, nes negalima, kaip sakant, ant vieno kurpalio tą programą mesti, nes žmonių gyvybė turbūt aktualiau negu taip, stacionarus tas toks. Tikrai, tai šiam sezonui jūs turėsit pagal programą paruoštą ir jūs patys apmokysit. Taip. Patys apmokysit. Kvalifikuotus Tai kodėl tada ataskaitai praėjo tai, kad nebuvo testuotų, apmokytų tada? Aš dar kartą sakau, kad šitą išvadas būtų paimtos iš anketų. Aš pirmininkė, mūsų, kaip sakant, komiteto kompetencija yra biudžetinių lėšų panaudojimas. Tai mums labai svarbu, suprantat, ar teisingai buvo išleistos lėšos jų mokymui, ar užtenka pinigų naujiem mokymui. O kokia yra jo metodika, taisyklės ar mokymo programa, nu tai ar čia mes mūsų yra problema. Pinigų papildomų neprašome. Čia tai priešgaisrinės gelbėjimo, sakykime, departamentas ar kas pasižiūrės, ar jie teisingai atlieka tas mokymo programas, ar atitinka kokybę. Dabar pirmas dalykas, ar jie teisingai mokymas panaudoja pinigus, sakykime, ir ar užteks tų pinigų šių metų mokymam ir viskas, tai mes įsprendžiame tuos pagrindinius klausimus. Ar tie mokymai pagal įstatymus atitinka tos, kokių reikia, nes kai taip gali išmesti vandenį irgi. Ar įstatymais vadovaujas, ar ne? Jūsų komitetas kontroliuoja. Tai palaukit, jūs žodį atskirai tada. Gerai, dėl lėšų naudojimo, kuras naudojimas ten, kitas pagrįstumą, tai galbūt aš tada užklausiu konkrečiau, jūs tada sakysit, nes kiek jo buvo naudota anksčiau, bet aš turiu dabar klausimą dėl gelbėjimo stočių nuomos. Sakykit, sutartys buvo pasibaigusios ir įvyko sudarytos naujos nuomos sutartys. Kokiu pagrindu? Ar miesto taryba davė leidimą? Ten reikalinga buvo turto komiteto pritarimo šitam, turto, neatsinešiau, nežinau, priklausomų. Turto komiteto yra pagrindas, kad leisti, prašau. Kada komitetas sprendžia? Ten yra įstatymas, ne įstatymas. Aš kitais metais. Taip, dėl nuomas, tai dabar ar tikrai užtenka turto komiteto, kiek žinau, tai mes taryba priimam sprendimus, kad leisti nuomoti. Taip. O pratęsti nes sutartis yra pasibaigusi. Pratęsimas. Ir kas? O kokiu pagrindu pratęsti? Patikėkit, aš dėl pratęsimo sutarčių, pavyzdžiui, buvo toks atvejis Libartų kapinėse, kodėl pratęsė automatų prieš porą metų. Paulikinės uždaviau klausimą.
kai žinojau, kai rinkoje vis tik yra mokama brangiau, už tas, siūlo brangesnė nuomos kaina, negu žada pratęsti. Ir man turto komitete nepavyko įrodyti ir pratęsė automatu, kadangi ištraukė iš sutarties punktą, jeigu neturi nei vieną pusę, neskubėk. Čia iš tikrųjų reiktų su Pavlikinė šnekės šitų klausimų. Ir šitą funkciją iš tikrųjų dėl pratęsimo pristato kaip taisyklė turto skyriaus vadė ponia Pavlikinė ir pristato turto komitetui ir tas apsisprendžia. Mane irgi, tarp kitko, tas dalykas šokiravo na kartą, bet po poros metų vis tik turėjom prie naujo konkursą, ženkliai daugiau pajamų gavo. Tai yra vienas dalykas dėl pratęsimo, kodėl pratęsimas automatų daromas pagal komiteto rekomendacijas. Čia ne gelbėtojus, aš turiu iš vis, čia viso miesto atžvilgių yra, nes turto dar turim, kurį išnuomojam. Ir kodėl neskelbiamas, buvo rodomi ten vyriausybės nutarimai, kitos sustatymo raidės, ir taip aš supratau, kad įrėminti esam kažkokios Vilniaus normatyviniuose dokumentuose, jokio judesio negalim padaryti. Irgi nesiraukyk, tu tada nedalyvai, o būt malonu. Aš apie kitą irgi šneku. Va, taip kad čia niuansėlis yra šitam klausimui. O šiaip tai šitas klausimas pagal tarybos sprendimo aprašus smėlės Pavlikinio derinimo, ką reikia. Mes čia nepasirinkime. Kodėl buvo tas klausimas, kadangi žmonės pinigus, tai jau žinau, išardyti, jau iš naujo pradėti. Ne. Tai yra yra įstatyminis pagrindas nuomos sutartim sudaryti, pratęsti ir šitoj vietoje aš tai labai abejoju teisėtumu šitokio turto komiteto sprendimo. Kas pirmininkas? Gal vienas Bernatas posėdis. Pasikvieskime į posėdį. Jis nebelanko komiteto. Taip pakvieskim, tegul duoda atsakymą. Pranešė, kad išvykęs šiandien. Kas jam davė tokius įgaliojimus? Tegul Pavlikinė atsiveda. Aš siūlau taip išspręsti. Neskubėk, tu dar pasiklausysi. Mes šitą klausimą pratęsim, kada komiteto pirmininkas mums išaiškins savo įgaliojimus. Aš tai nežinau tokio, kaip įgaliojimo, kad taryba įgaliotų komitetą. Aš gyvenime asmeniškai susidūriau, supranti? Kad praktikoje taip vyksta. Praktikoje taip vyksta. Ir jis pagal... neskubėk. Pagal įstatymo raidę man tada darbylino, kad aš paskutinis savinas. Todėl aš norėčiau Pavlikinę matyti ir poną Bernatą kaip komiteto pirmininką. Ir mums išaiškina, kadangi jie ten prakandė gadys. Sudalyvas ir tu. Galiu paklausti, kada auditas nustato 3 lapai pažeidimo toj nuomai, automatiškai pereina nuoma. Kaip čia gali būti? Jau auditas nustatė, kad pažeidžiant buvo 2005 metų tarybos sprendimo išnuomuoti jau 6 nauji tekstai gal dabar. Jau 6 metais. Ir 3 lapai pažeidimų ir automatiškai vėl pernuomojama. Net nevykdant 2004 metų tarybos sprendimo dėl nuomos ir toliau. O dėl šito patikrinimo galiu pasakyti, kad ponas Urbanas meluoja dėl gelbėtojų paruošimo. Va, Lietuvos Respublikos vyriausybinio darbo inspekcijos pavaduotoja Svetlana Černučevič tiksliai pasakė, va, kad ne vienoje tarnyboje, nevykdomas skęstančiųjų gelbėjimas kaip pavojingų darbų vykdymas, mokymas. Nes yra 2010 metais, ponas Urbanas, yra darbo ministro įsakymas, kaip turi būti ruošiami gelbėtojai, kad turi būti patvirtinta pagal mokslo švietimo, kurio jūs neturi pasitvirtinę. Yra pasitvirtinti tik neringa. Jeigu jūs atstovaujat darbo saugos ir aš atstovauju miestiečius. Mes šito klausimu mes priimkime, čia yra mūsų rūpesčių dėl pernuomojimo. Todėl gal protokolinį sprendimą pakviesti, reiškia, turto komiteto. Taip, mūsų toks sprendimas. Ir turto skyriaus vedėja. Turto skyriaus vedėja, reiškia, svarstyti, kad... Čia ne vienas atvejis toks yra. Gerai, dėl pačios tada sąmatos naudojimo, aš tada gal kreipsiuos tiesiai ir užklausiu. Su konkrečiais skaičiais. Konkretinsiu, kas yra ir gausim tada atsakymą, kad paprašysiu, kad visiems komiteto nariai gautumėm tada iš jūsų konkretų, nes ir dėl kuro naudojimo, dėl sąnaudų, dėl atskiros. Taip. Laikymo. Svarbu išlaikymas.
Jo, dėl pačio organizavimo, ten ar sargai saugo, ar signalizacija, ar kiti kokie būdai, ar turtą reikia saugoti, tai aš manau yra komitetas, kuris priimtų patį principą, kaip dirbti, taip, kaip organizuoti. Jeigu reikia sargų, reiškia reikia, bet man dar ten kyla klausimas vienas iš to, ar tikslingai yra, pavyzdžiui, viena pareigybė, ar tikslingai naudojamas lėšas naras, kuris yra vienas, taip, pas jūs? Vasarą, kada reikia, mes Vasarą samdom papildomą. O laikom vienu, kadangi įranga ir taip toliau. O naras vasarą uždirba 600 tonų popieriaus, tai dabar antrąjį. O vasarą yra daug? Vasarą mes pagal poreikį iš priešgaisrinės įmam. Ar tikrai, aš dėl naro klausiu, todėl, kad reiškia pagal viską, naras negali dirbti vienas, taip, jie turi dirbti ten 2 ar 3. Jis profesionalus naras žino tas taisyklės. Reiškia, taip išeitų, kad jisai tuo metu nedirba, ar nėra taip, kad visus klausiu, kas reikia jo povandeninius, gelbėjimo tarnybą atlieka, samdom, kaip iš šono, visai, priešgaisrinė gelbėjimo. Aš žinau, kad tai valandų naro. Bet jeigu jisai vienas dirbti negali, tai mes mokam to 600, bet dirbti negali. Ar jisai dirbti negali tuo metu? O tai kaip darbai atliekami? Tai reiškia, neatliekami darbai. Tai va, kiek darbai atliekami, ar atliekami darbai? Turgaus čia surinkime ar dar Ponas, jūs palaukite. Palaukit, leiskit, teisė pasisakyti. Aš gal turgaus. Germanai, atsiprašau, jeigu jūs trukdysit, paprašysiu apleisti. Kiek darbų jis atlieka, ar tikrai yra poreikis, ar tai gali atlikti? Šitos dalykus mūsų tikrina pastoviai darbo saugos inspekcijai visais tais atvejais. Jeigu mes įrodom, kad tai galima ir darbai. Atsiprašau, jūs atsakinėjat mane į temą. Aš pavandiniai darbai, žinai, kokia sudėtinga. Kiek tokių darbų atlieka ir... Tai pajūrio poudros nereikia apžiūrėti. Nereikia, kad metalas ten išmestas traukti iš... kad koja susipjaustų. Nereikia būjų tvarkyti, nereikia. Tai kaip jūs galvojate, mes už saugų pležą atsakingi esame. Dalinimus statymus yra. Ir tai jūs organizuojat savo jėgom? Su antruoju, taip? Nu gerai, komitetas čia klausimas būtų kaip organizuojama. Profesionaliai mes Klaipėdos mieste turbūt turime 12 profesionalių narų, kuriuos suprant išlaikymas ir tai toliau. Tai kartu su kariškiais. Viskas, 12 turime, suprantam, tai toliau, sakykime, jeigu žmoniškai žiūrint, jeigu tu nori išlaikyti profesionalą, nors porą, kad išlaikytų, aišku, jam reikia metus laiko ten mokėti, dar ir žiūrėkim žmoniškai, suprantam, aišku, tik tai galbūt darbų apimtis mažesnės yra, gal jam papildomo kokio darbo dėti, sakykime, budėjimą įdėti ir panašiai, bet sakau, kad išlaikyti profesionalą. Bet jūs ne tą kalbat, pagal yra. Susikimo ministro įsakymą. 3 narai ir vadovas turi dirbti. Vienas negali naras dirbti. Aš iškeliu klausimą, galbūt iš viso tokio kaip pastovos naro antrailininko nereikia pasamdyti, kai reikia tiem darbam atlikti. Nes vis tiek jau vieno neužtenka. Jeigu jūs kiek biudžetą duodat, elementariai, pateik, kiek kainuotų samdymas ir kiek kainuoja išlaikymas to naro. Bet negali naras plaukti, Vidmantai. Turi 3 narai ir komandos narys yra įstatymas. Galbūt aš... Nu tai reikia plėsti tada, vėl reikia į biudžetą lėsti. Mes kalbame, sakau, apie reikia protingai, esmė tame, mes kalbame apie tai. Urbanas siunčia į nusikaltimą, tą narą vieną paleidžiamą. Niekada niekas nedirba. Esmė situacija, aš sakau, mes kalbame apie tai, suprantat, kad išlaikyti profesionalų žmogų, kad jisai neitų žinai kiaulių ganyti. Kad jis būtų naras, kažkur tai vienoje vietoje jis gauna ten, sakykim, to 600 litų, antrailėse, suprantate, aš kalbu apie tai, bet tai yra darbas, suprantate, jeigu yra įvykis, suprantate, iš tą profesionalą paėmė padėjėjus, kurie kainuoja žymiai mažiau negu, sakykim, imti firmą, kuri už 10 ar kiek tai tūkstančių tos darbus atliks. Aš sakau, reikia įvertinti tuos visus dalykus, aš neginu situacijas, niekada naras vienas nedirba, mes turime platelių įvykį, kad, sakykim, nusileido 2 po 1 Latvija ir neiškilo. Tai gerbiams apie tai ir sako, kad... Aš apie tai sakau, kad negali vienas naras būti, reiškia įmonė, vienas negali dirbti, reiškia arba priimkite 3, arba iš viso atsisakykite. O visus gelbėjimo darbus atlieka priešgaisrinė. Akabatėlė turi būti 3 nariai, o pavyzdžiui, 2 gelbėtojai ir 1 naras negali būti. Negali, neleidžia.
Dėl gelbėtojų paruošimo yra įstatymas, Jūs kur 2 metai išsakėt, nesivadovaus. mes formuluojam klausimus konkrečius, yra ką vadovas pasakė, galbūt jisai patikslins vėliau tada ir šitos klausimus. Tai tą sprendimą dėl to, ar apsimoka laikyti vieną, ar apsimoka samdyti tik tai atskiriems darbams, tą reikia pagrįstai turėtų irgi pateikti, sakykime, skaičiuoti. Ir dabar aš nežinau, kaip čia. Bet jeigu pažeidžiame darbo saugą, tada irgi reikia kreiptis į administraciją, jeigu mes paslaugos daleiskim per brangu pirktų, reiktų išlaikyti, tada... Ir mokyti, ir viskas, dar narus, ir viskas, ir turėsit komandą visą. Kokia problema yra? Gerai, man dabar ruošiame nuostatai, tai dabar ar nebus taip, kad pagal tos nuostatos turėsim tarnybai, bet atsitikus kokiam įvykiui, sakysim, dabar atrodo tai, kad gali gelbėti ir negelbėti esant blogam orui, ar ten dar tokia. Šitą vietą jūs dabar, kai ruošiat naujus, atkreipkite dėmesį. Tai, kad būtų vykdomi gelbėjimo darbai. Dabar, pavyzdžiui, kaip sakė, jeigu atsitinka, pavyzdžiui, ne ten, kur yra nepaplūdimiai, taip? Jūs neturit gelbėti, taip? Pagal jūsų dabartinius nuostatus. Yra pagal biudžetą, taip yra, bet... Ar pagal biudžetą, ar pagal jūsų nuostatus ir pareiginės? Tai yra, palaukit, yra direktoriaus įsakymų, yra nustatytas sezonas. Pagal detalųjį planą yra paskirstyti pliažai, kur kiek tam. Mes šitos pliažus privalom ir saugom. Esant bet kuriam atvejui, mes atsirandam ir karkliai, ir taip toliau. Bet pastovų ten priežiūra, prevencija mes tikrai nedarom. Aš sutinku, viskas gerai. Ūkiškai, aiškiai, lyg tai taip. Bet jūsų nuostatas iki šiol buvo parašyta, kad ir darbuotojai, gelbėtojai neprivalo gelbėti. Negali. Ar net negali. Pažiūrėkit šitą vietą, kad, reiškia, pastoviai ne, bet jeigu nėra paplūdimys, reiškia, viskas zona, jeigu laikas irgi nebe tas, vėl nebegelbėja. Tai va šitą vietą. Jeigu mes paskelbėm, kad pasibaigė darbo valandas, gelbėtojai išeina, mes įspėjom poilsiautojus ir įspėjom, kad jų problema, tai mes kitaip visam pasaulyje. Jeigu paplūdimys baigėsi, pirma melnragė baigėsi, iki antros melnragės yra toks tarpas ir tam skęsta, jūs tada, jūsų gelbėtojai nebeturi teisės gelbėti. Ne, nu, taip nebūna. Gerai, jūs pažiūrėkite nuostatus dabar, kai ruošiat, aš tokia kaip pastabą, čia ne į protokolą turbūt, bet... Nu, šiaip tai, jeigu per 2 metus niekas nenuskenda, tai turbūt yra... Bet Karklė yra rajonas, rajonas turi užsiimti. Karklė yra rajonas, Karklė reikia... Arba perimti, kaip Panakas sakiau, kiek gali. O kas turi pagalbą suteikti, jeigu bangavimas virš 3 balų? Pasakykit. Vat jūs prisėmėt darbo saugos nuostatus tokios, kur jeigu bangavimas daugiau negu 3 balai, gelbėtojai draudžia gelbėti. 3 balai yra nerekomenduojama maudytis poilsiautojui. Gerai, šitas klausimas, aš manau, kad jūs pateikite jį ūkio komitetui, kuris svarstys nuostatus už valandos laiko. Už valandą. Šitą klausimą pateikė darbo saugai. Ir tai aiškiai, ir 4 metai atsakymas duodamas. Gerai. Civilinė sauga geriau perduoti tos visus klausimus. Jeigu įmonė prisėma tokį darbo saugos nuostatus, tai pats Urbanas parašė ir padėjo tokį absurdinį, kada gelbėtojai draudžiama gelbėti. Ačiū, jūs išsakėt. Nebūsų sritis šitoje vietoje, tada dėl pačių tų gelbėjimo darbų organizavimo. Vieną ar kitą, tai aš manau, kad yra komitetas, kuris tiesiogiai tą užsiima, pažiūrėkite tada šitą vietą. Dar klausimą. Dėl 16 metų darbuotojų. Irgi, mūsų pinigai miestiečių. Kodėl 16 dirba? Ką jie daro? Tai kiekvieną postą po medseserį pas mus žaizdelėm patrinti. Laiko medseseris. Ir ne vieno gelbėtojo. Įdomu. Paprastas dalykas, mūsų ūkio komiteto balandžio mėnesio, reiškia, nutarime yra pakviesti, reiškia, gelbėjimo tarnybos viršininką, kuris pristatytų 2012 metų gelbėjimo sezono nuostatas. Kiek žmonių bus, kas dirbs, kaip sutvarkyta, padaryta. Ir mes tenai viską sudėliosime. Mes dabar įsiveliame į ginčius. Praeitą kartą jūs ginčijote su ponia Šakalė, nesugadinote pusę
pusę posėdžio, dabar su gelbėjimo tarnybos viršininku gadinate posėdį tai jūs kišatės į tokius dalykus, kurie visiškai nekompetencijoje. Aš jums paaiškinu, kad kitą mėnesį bus, reiškia, specialus posėdis. Aš galiu dabar, aš galiu tai formuluoti klausimą tada jūsų irgi komitetui, reiškia, išnagrinėti pirmos pagalbos teikimo paplūdimiuose, ar tai turi būti atskiras medpersonalas, kaip dabar ten seselės buvo, ar tai galėtų teikti ir turėtų teikti patys gelbėtojai, tą pirmąją medicininę pagalbą. Išnagrinėkit jūs. Galima kreiptis taip. Ūkio komitetas. Ne, tai gal toks... Ūkio komitetas neatsakys. Kolegos, iš tikrųjų, dėl medicinos tai mes tikrai neatsakysime. Aš tik tai noriu pasakyti, kad balandžio mėnesį, gerbiamas pirmininkė, mes balandžio mėnesį įsikviesime tarnybos viršininkai, jis pasudiktuos, kiek bus gelbėtojų, kokie postai bus, nuo kada iki kada dirbs, kokios taisyklės yra, kokios bėdos, kokie dar, kiek yra skirta pinigų, kokia kvalifikacija ir taip toliau. Balandžio mėnesį mes jį išnagrinėsim iki galo, supranta, taip kaip jie pasiruošė. Dabar siūlyti tokį, kaip siūlymą, tam kaip vadovui čia. Mes čia įsivėliam dabar. Klaipėdos pavyzdys turi specifinį dalyką, kadangi yra vienas normalus įvažiavimas į pirmą meragį, Pajūrį nepakliūnam kitaip net. Smiltynė turi keltą. Pagal sveikatos, ministerijos, visus reikalavimus. Šiuo metu eilinis žmogus, tai yra gelbėtojas, negali duoti netgi tabletės, apart to netgi jokių vaistų suleisti. Tai kaip tada įspręsti klausimą, kada yra apsilankymų apie 1300, kaip įspręsti klausimą, kaip greitai davežti, jeigu žmogui tai yra blogai, jeigu jis susižeidė, mechaniškai aš neturiu minėti apie gelbėjimą, kaip įspręsti. Tai mes einam ant to, kad saugus pliažas būtų, ar einam taupimui, kad nereiktų. Mano toks gydytojai išrašymo, medpersonalas negali suleisti. Gerai, daktaras, viskas pagrįsčių. Aš paklausiau, ar gelbėtojai negali teikti pirmosios medpagalbos, turint apmokymą. Pirmą pagalbą gelbėtojai teikia visam pasaulyje. Teikti, bet jeigu yra susižeidimas, ar aukštas spaudimas. Tai ar sesuo jau tada teiks kitką be gydytojo? Be gydytojo gali neišrašyti. Tai palauk, mes sesuo turi, kiekviena mes sesuo pas mus, turi licenzijas bendrosios praktikos slaugytojus ir savo ribose, ką daro, tai ir žino. Bendrosios praktikos slaugytojas vykdo gydytojo daktarė, gerai, viešpatė. Jeigu jūs nesuprantate, neturgaus surinkimą. Gerai, viskas, tai tada ką, mes turim pakankamai irgi. Gerai, žinome su tikslu, nebus tas paties. Dėkui tada, ką, reikia palinkėti, kad jūs pasiruoštumėte. Labai norėčiau aš tokį galbūt trumpai tokį pareiškimą, jeigu leisite. Ketvirti metai mus tikrina jau 25 ar 6, 25 ar 6 instancijos, tai sveikatos priešgaisrinė su tokiais, mes įtarėme, kad priešgaisrinė sauga bloga melioracija. Mes važiuojam per 4 metus, 25, 27, 28 tikrinimai ir vien skundai iš pono Čiapo. Mes žiemą tik užsiimam tarnybom vežiojimu, dokumentų ir taip toliau. Tai palaukit, kas čia daros, kada mums darbą dirbti. Ar laikas ir vietoj čia jūsų pareiškimas? Ar jūs norit pasakyti tai, kad spaudimo mums kontrolės komitetui reiškia tai, kad mes jūsų nebegalime klausti konkrečių klausimų? Aš niekur nenoriu pasakyti, bet aš pareiškiu, kad žinotumėt, kad tai yra mūsų didžioji žiemos ir vasaros darbas. Šmeižtai per televiziją, šmeižtai per spaudą, menkinimas mūsų tarnybos, neargumentuoti skundai ir visi skundai yra 2-3 dienos, visi užimti laksto. Atsiprašau, jeigu paimti šitą medžiagą ir dabar pasakyti tai, kad vien tos sutartys, kurios sudarytos, sakysim, kur neįgyvendinti nurodymai punktai ir visa kita, jums neargumentuota. Jeigu jūs įstatai nuo 2002 metų veikia senais 6 metai
neveikiančiais. Iš jūsų tai, kad nežinia kur ką, įstatų pareiginių nėra, apskaitimas vėl neaiškus, visa kita. Ir tai jūs pasakote, kad čia yra viskas labai tvarkoje. Ar tai turi gelbėjimo įtakos? Na, turbūt visiškai neturi. Tai gal nebereikia tada nuostatų, nebereikia tada nieko, tik tai pirkim kitas prekes ir taip toliau. Nu, tai tada... Ir pirkim kurą. Pardavinėkim. Nešmeižinėkit. Nesudarykit preteksto. Mes labai Manau, kad jūsų pareiškimas. Ketvirtas klausimas. Važiuojam. Tai kokio kūro? Ką jis šneka? Kas? Ką jis šneka? Ko šneka? Taip, Dar susipažinti. Pardavinėjai žvejams kurą. Ne, tu klausyk, čia šmeižtas. Važiuojam. taip. Čia šmeižtas. Prašom baigti. Irgi baigė. Praeiti prašom. Baigti. Tai Ačiū. Taip. Viskas. Taip, toliau mes turime dėl informacijos pateikimo apie kontrolės audito tarnyboje gautus skundus. Paklausimus už vienuoliktą laikotarpį jų gyvendinimą. aš turiu, kad jūs norės. Tai labai trumpai buvo prašyta pirmininko, kiek mes gavom per 11-12 metus mūsų tarnybą paklausimų, skundų ir iš kur buvo. Daugiausiai yra iš gyventojų, prokuratūra, finansų ministerija, valstybės kontrolė. Aš labai trumpai, kaip mums ten sekasi. Mes skaitėm. Matėt, ar ne? Matėm, visi gal klausimai atsakymai. Kokie yra tų karštų, sakysim, tokių, kurie, ar daug apimčių, ar dar kažko, kur yra vėluojantis. Du skundai yra vėluojantis, du skundai yra muzikos ekspresas valstybės kontrolė dėl paskelbto atviro konkurso dėl Klaipėdos daugiafunkcio sporto ir pramogų komplekso valdymo ir naudojimo koncesijos suteikimo ir 10 metų spalio 7 dienos sudarytos koncesijų sutarties teisėtumos. Tas gal karštas yra šitas. O kiti, kurie... Visi kiti atsakyti jau yra, dar du neatsakyti. Kiek jūs dabar, aš dariau taip, kad kiek jūs jų turit iš esmės, kiek jūs suvalgo darbo jėgos, darbo suvalgo labai daug. Tie papildomai, nes šių metų planui mes papildomai beveik neskiriam laiko jiems. Nieko mes jiems neskiriam. Nei laiko, nei pinigų, nei etatų. Nu tik tai, kad jaunesnis prieimas. Nu jo, jaunesnis, tikim, kad jie... Sugebės. Tai matot, jau pajudėjom su skundais, tik 2 likę, visai nedaug. Visai nedaug. Tai vieną paminėjo, o kitas koks? O kitas yra gyventojo Šiaulienė, čia yra Ąžuolyno valda, dėl pašo dėžučio apmokėjom nesutinka mokėti, kiek buvo nustatyta suma jiems. Ar tokius smulkius dalykus? Nu, čia pirmininkas nori. Apkraut, Gerai. Apkrovimas dėl skundai labai smulkus. Smulkus, bet tau nuvažiuoti vietą, išsiaiškinti. Čia mėnesiui mažiausiai. Aš tau sakau, vietoj to, kad žiūrėt, kur biudžetiniai pinigai, mes žiūrėsim, kad pašto dėžutė pigesnė 1 centų. Aš nesuprantu, gal šitą kažkur tai kitur nukreipti. Kas kuruoja administratorius pas mus, ūkio departamentas? Tegu jie aiškinas. Čia yra tie senesni skundai, ko iki mano pareimo, tai tikrai žiūrėsim kažkaip, nes pateisingai sako, gal į ūkio nukreipti, nes trukdo darbas smarkiai. Tai jeigu būtų, yra kas pagal savo kompetenciją gali tai išspręsti ir galbūt tikrai paieškoti būdų. Jeigu reikia mūsų pagalbos, tai sakykime, atneškite tuos skundus, sakykime, tuos... Mes prakonsultuosim, pasakysim, ką. Nukreipsime, padėsim, kontrolės komisijai padėsime, iš tikrųjų. Nes dabar laukia biudžeto vykdymo ataskaita. Turtas didelis ataskaita. Tai mes va čia su šitom... Jūs savo einamų darbų nepadarysim. Dabar kas gali Katauską nepakviesti? Buvo kišus galą meilutė, kažko tai įsigando. Ar yra ten už durų kažkas nerašymo? Kur jie sėdi, iš vis nieks nežinau. Nežinau. Aš telefoną jas tai neturiu, dabar čia nesėmė. Anksčiau sėdėdavo ten, bet dabar jau ten nebesėdė. Užeik pas direktorę, sekretorę, paprašyk, kad meilutė paskambintų pas Katauską. Nesurasti. Vis dėlto, grįžtant aš prie to mūsų, antro klausimo, vis dėlto suskestinčių tą problematiką, vieną kartą reikėtų užbaigti. Kiek mes galime čia įvairius to šou čia žiūrėti, suprantu. Mes galime konstatuoti, kad audito padaryta, ta ataskaitoje taip išiškėjo tam tikri, supranti, negatyvūs faktoriai, supranti, dokumentų nesutvarkymas, apskaitos problemos, tenai buvo taip.
yra tam tikros, sakykime, reiškia personalo darbo tvarkos paskirstimo, irgi tam, sakykime, yra negatyva, aiškiai matosi tuose dalykuose. Taip, yra konstatuojama, mes konstatuojam, kad tas dalykas, va čia jau keletą posėdžių buvo. Ta pati. Mes tą patį per tą patį sudėliojam, ar ne? Mes vis dėl to, kad šitas tarybos posėdis, kai buvo paskutinis, išryškino, supranti, pagrindinį tokį dalyką, kad, sakykime, savivaldybės administracija nepakankamai tą barą kontroliavo. Tas ir parodo, sakykime, tų nuostatų nebuvo laiku nepristatymas, ar ne? Aš manau, mes galim pasakyti, kad nepakankamas buvo administracijos dėmesys, sakykime, tam tikrų, sakykime, tokių pažeidimų tame darbe irgi buvo. Mes užbrėžkime, sakykime, tokį brūkštį, patvirtiname dabar naujas nuostatas, kur aiškiai ten priešgaisrinius taisyklius reikalavimai įdėlioti. Tenai tose nuostatose yra surašyta visa ta užklasinė veikla, pažymėkime, ką jie nuomot, gali tą daryti, visą kitą, taip toliau. Užbraukim tą brūkštį. Antras dalykas, mes išklausome balandžio mėnesį, kaip yra pasiruošę pagal tas naujasias taisyklės, dirbam, susirašysim, sakykime, savo tuos dalykus, ką jie turėtų padaryti, į ką reikia atkreipti dėmesį. Mes, sakykime, ir kontrolės paprašysim, kad į vieną tą dalyką kaip realizuos. Ir paskui sekantį kartą mes susitinksim rudenį ir galėsim pasakyti, kad, sakykime, tas žmogus ar ta tarnyba įvykdė tuos reikalavimus. Jeigu neįvykdė, tada mes galėsime rudenį konstatuoti, sakykime, neįvykdė, steigti administracijai savo pasiūlymus, sakykime, dėl kompetencijos, priklausimo ir visą kitą, tai toliau. Va. O dabar mes, sakykime, turime senas 90 metų kažkokius dalykus, nesame įsigilinę, suprantate, žmonės ateina iš šono, gal jų yra ir absoliutinė ten tiesa, aš nesakau, bet neįsigilinę. Ir mes dabar varom, malam, ir išeina į kažkokius tai tarpusavio ginčius, suprantat, va. Ar sutiktume su to dalyku, kad mes užbrėžtume, sakykime, brūkšnį tokį, taip, ir, sakykime, po to balandžio mėnesio, sakykime, galėtume konstatuoti vieną ar kitą tai dalyką, nes dabar ateis kitą savaitę, vėl dėl vieno kitą savaitę, dėl to, bet mano pasiūlymas yra, bet tvarkingai mes sudėliosim, žinosim, kad mes dabar esame atsakingi už tai, kas vyksta. Matot kaip, gavosi taip, kad praeitą kartą buvo stovečio departamento, taip, bet nebuvo įmonės vadovo. Tai dabar jos nebėra, yra vadovas. Tai va toks išėjo tai, kad per 2 kartus. Tai, na, čia toks buvo pasiūlymas iš kontrolės pusės, tai, kad pirma taip, kad pirma pasvarstyti, paskui žiūrėti, kokie klausimai kila. Tai dėl to galbūt išsitęsi per 2 kartus. Aš manau, kad mes vienu kartu būtent tą patį šnekėję praeitą kartą ir pasiaiškinę. Ir atiti iš karto konkrečių klausimų. Kad nebūtų, suprantu, jeigu galėtume apibrėžti tokias taisyklės. Bet kitas, sutikit, kad dabar iš 27 viršum tūkstančių, kurie reikalingi tualeto įsteigimą, apie tualetą aš kokiu 14 tūkstančių kitos medžiagos, neįvardytas. Suprantat, tai čia... Užduosiu užklausimą, kad mums detalizuoja. Važiuojant, mums tai ūkio komitetas, dar parūkyti. Kitų net neklausiu. Pirmie mergaitės, ką čia prisidirbo? Taip, labai trumpai. Taip, mes labai trumpai norėtume pristatyti 11 metais atliktą auditą, kuris buvo numatytas veiklos plane. Tai yra būtent šeimos ir vaiko gerovės centre mes atlikome šitą auditą ir būtent žiūrėjome valstybinių funkcijų gyvenimo programos lėšų bei išmokų vaikui panaudojimą. Tai yra tas auditas susideda iš 2 dalių. Būtent valstybinių funkcijų gyvenimo programos lėšas, tai mes žiūrėjome, kadangi yra vienintelė priemonė, kurią vykdo šis centras, tai yra socialinių darbuotojų dirbančių su socialinės rizikos šeimomis darbo apmokėjimas. Tai ir klausimai buvo susijęs su darbo apmokėjimu. Tai yra tarnybinio atlyginimo koeficientų nustatymas, priedų, priemokų skirimas. O detaliau, jeigu norite... Ne, klausimas, pažeidimų yra, nėra. Nes tai ir buvo pažeidimai. Pažeidimai buvo nustatyti pažeidimai tokie, jo, dėl to, kad 3 socialiniam darbuotojams, kurių darbo užmokestis buvo finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, buvo patvirtinti didesni tarnybinio atlyginimo koeficientai ir dėl ko susidarė permoka beveik 6 000, jeigu su sodros, kurią centro direktorė grąžino į valstybės biudžetą 11 metais. Galit man pasakyti tos darbuotojos algą ir kokio dydžio priedas? Priedas pavyzdžiui, gaudavo... tas, kuris grąžint turėjo biudžetą. Visą eilę darbuotojų? Ne, čia grąžino vadovo.
Pati direktorė Gražina. Nu, nesvarbu iš kur. Bet kokias algas uždirba? 13 BMA yra koeficientas. Ne, man nieko nesako, būkit geri Dauginama skaičiai. 122, tai kažkur apie 2700 kažkur. Ant popieriaus. Jo. Ir priedas kiek buvo mokamas tada? Priedas 840 išmokėta. Ne, čia jūs matote Skaičiuota, jau išskaičiuojamas. raštą, pagal kurį išmokėjo dalimis jinai. Dalimis, jo, jinai kiekvieną mėnesį mokėjo. Priedams buvo panaudota, to galiu pasakyti tiksliai, sakykime, būtent. Čia, man atrodo, ir santrauka buvo, kiek buvo, sakykime, sumokėta priedams. Bet ten jie gaudavo dar priedus už darbą su neįgaliaisiais. Tai yra 50% nuo BMA. Tai yra 4 tūkstančiai gaunasi, jeigu 50%. Ne, 50% nuo Ai, BMA. Tai yra 64 litai tik. 50% yra leidžiama. Taip, kad ten atlyginimai nėra tokie jau. Bet ką mes Per finansuojame? kurį laiką susikaupė tie 6, beveik 7 tūkstančiai? Nuo 2009 metų iki 2011 metų vasario. Aš tai būčiau linkęs, kad būtų liktų tie atlyginimai darbuotojams ir negražinti centrinį biudžetą. Čia į Vilnių gražinu. Taip, į biudžetą. Nes darbas sunkus, žmonės uždirba, nepasakyčiau. Ne, ta prasme, galima žmogui mokėti, bet nebūtina koeficientą kelti didesnį nei nustatytą. Ne tą formą Ne, aš noriu pritarti Vytautui, bet visur turi būti tvarka. Taip, aš sutinku. Vadovas neišmano teisės aktų, tai jau čia yra jo problema. Jisai turėjo... Todėl jis ir Tada aš gražino, sutinku. kadangi neišmano. Apsižioptinu, ką padarysi. Gerai, iš šito dar turiu klausimą, aš tai bendrą atsakysim, kiek jūs dabar jų patikrinat ir viską peržiūrėt tos koeficientus, teisėtumus ir kokią dalį jūsų darbų tą užima kažkaip darbą. Ta prasme, juk mes ne kiekvieną kartą žiūrime darbo užmokestį. Mūsų temos yra labai įvairios. Tiesiog dabar va, Taip, toks buvo. šito audito tema buvo tokia. Būtent pažiūrėti darbo apmokėjimą ir išmokas vaikams. O kai mes jau žiūrime detaliai, tai tada mes pasižiūrime viską. Ir koeficientus, ir priemokas, ir priedus, ir galų gale papildomus darbus. Čia visi 14 darbuotojų buvo sutinki. 100%. Gerai, šitą aš turiu klausimą dabar neturiu. Man taip Kažką tai rado, suprantu, reiškia, atvykiai dirba. Mūsų tikslas nėra. Mūsų tikslas padėti. Aš komiteto narių noriu tik tai paklausti, palaukit, nepabėkit. Ar mes norim galbūt susipažinti su tuo, ką jūs darot? Galbūt jūs kažką pristatytumėt ir Kažkas norėjo pažiūrėti gyvūnų gaudymą ir utilizavimą ir laikymą. Mes jau galime pristatyti, jis yra pabaigtas. Ką, gyvūną? Tai kitam... Ir vėl mes nuskausminom bendrovę. Kitam posėdžiui tada. Gerai. Vat man įdomu, kodėl čipsuotus katinus gaudo? Mes pažymėjom ir tai. Blin, kaiminkė čiūtė iš proto pas mane. Gerai, tai kitam posėdžiui. Nukirto ausinu išsivežiu. Jūs vaikščiai, neatsipalaiduokit, o tikrinkit ir tikrinkit. Tai visi galvoja, kad mes represinė struktūra. Gerai, kad dėkoju komiteto nariams. Jok, neokia. Galime tai tikrai, mes turime susipažinti, išsiaiškinti ir nedaryti sargos. Nu jau einam.